Niekam nepaslaptis, kad šiandien visiems reikia automobilių su padidinta prošvaisa, tai vadinamų SUV, crossoverių, miesto visureigių, kaip juos be pavadintum, esmė nesiskiria. Mašinos, kuriuose sėdima aukščiau, kurios atrodo, kaip padidinta pravažumo automobilis ir vairuotojų užtikrina didesnį pasitikėjimą. Tačiau, kai mes kalbame apie populiarias markes, tokias kaip Toyota, Volkswagen, Škoda ir kiti gamintojai, netgi galima įtraukti tuos pačius Hyundai ir Kia, tai ne tik nauji automobiliai kainuoja nemažai, bet ir naudotos mašinos taip pat kartais verčia įsižioti pamačius tų automobilių kainas. Ir tada pradedi galvoti apie alternatyvas. Norėčiau visgi to, madingo SUV crossoverio, tačiau už mažesnę nei šitų populiarių markių kainą. Ir iš ko tada reikia rinktis? Pirma markė, kuri šauna į galvą, tai žinoma yra Dacia. Bet Dacia, bent jau ankstesnieji modeliai, o ne paskutiniųjų metų, tikrai turėjo nemažai kompromisų, kalbant tiek apie išvaizdą, tiek ir apie surinkimą, apie pačią kokybę. Tad nors ir buvo populiarus, bet tikrai buvo gana kompromisinis sprendimas. Tačiau yra dar viena markė, kurios automobiliai net ir nauji kainuoja tikrai sąlyginai nedaug, ne ką brangiau negu Dacia. Ir aš kalbu apie Citroën. Citroën tai yra Stellantis grupės markė ir turi tą pačią platformą kaip ir Peugeot, taip pat Opel automobiliai. O čia už mane stovi trečios kartos Citroën C4, kuris yra gaminamas nuo 2020 metų. Ir jeigu anksčiau Citroën C4 buvo hatchbacko kėbulo, taip pat vėliau pasirodė mano jau apkalbėtas crossoveris Citroën C4 Cactus, tai su trečiaja Citroën karta šis automobilis tapo tuo, štai ką ir matote čia už manęs. Tai yra toksai crossoveris, hatchbackas. Vėliau 2022 metais pasirodė Citroën C4X versija. Bet kokiu atveju, mano galva, tai yra puikiai ir pigesnė alternatyva pripažintiems tradiciniams prekiniams ženklams. Nuo 2020 metų gamintas Citroën C4, kaip jau minėjau, turi tą pačią platformą kaip Opel ir Peugeot automobiliai. O konkrečiai tiek mano neseniai apžvelgtas Opel Mokka, tiek ir Peugeot 208 turi tos pačios modulinės EMP platformos konstrukcinius sprendimus. Tik žinoma, palyginti su mažuoju Peugeot 208, Citroën C4 yra gerokai didesnis. Jo ilgis siekia beveik 4,40 m. Žinoma, platformos ypatumai lemia, kad automobilis yra varomas tik priekiniais ratais, o ir jo prošvaisa siekia ne taip per daug, 16 cm. Bet visgi tai yra miesto mašina. Kaip ir bendra platformus, tiek Opel, tiek Peugeot, čia yra montuojami 1.2 turbobenzininiai 3 cilindrų motorai, pasiekiantis nuo 100 iki 155 arklio galių. Taip pat gali būti ir turbodizelinis 1,5 litro, 110 arba 130 arklio galių variantas. Tiesa, vėliau turbodizelinio varianto neliko. Ir taip pat naudojant šią platformą automobilis buvo galimas ir kaip elektromobilis. Iki atnaujinimo jis turėjo 50 kWh akumuliatorių, po atnaujinimo 54 kWh akumuliatorių, o bendra galia siekia 100 kW arba 136 arklio galės. Štai čia yra tradicinio crossoverio kėbulo tipo automobilis ir, kaip minėjau, 2022 metais buvo pristatyta X versija su tokia prailginta galinė dalimi, fastbacko kėbulo tipo automobilis. Aš jo apžvalgą esu daręs, ją galite rasti Motorai TV YouTube kanale. O tradicinis, norėjau sakyti, hatchbackas, visgi ne hatchbackas, o crossoveris turi vidutinio dydžio bagažinę, į kurią telpa nuo 380 iki 1250 litrų. Štai tikrai tvarkinga bagažinė. Štai yra pakeliamas antras bagažinės dugnas, po juo galima sumontuoti viso dydžio ratą. Aišku, jeigu jums reikia didesnės bagažinės, tada jums reikia ir didesnio automobilio. O šio gamintojo gamoje toks yra Citroën C5. Ir toks įspūdis, kad šis automobilis yra tikrai labai solidžiai surinktas, beje, jis yra gaminamas Ispanijoje, netoli Madrido. Tos pačios rankinėlės, tokios labai solidžios. Ir aš jau žinau iš anksčiau, kad man šiek tiek čia nepatikdavo tai, kad yra gana aukštas
Slenkstis, įsėsti į vidų. Tačiau, na, štai kojas reikia gana aukštai pakelti, kad įsėstum į vidų. Tokia galbūt būtų pirma kliūtis, atkreipkite dėmesį, kaip man tenka susiriesti, kad aš galėčiau įsikelti kojas į saloną. Na, manau, kad taip yra dėl to, kad čia yra galima ir elektrinė versija, kada apačioje yra sumontuoti akumuliatoriai. Tačiau įveikus šią kliūtį, na, štai pasižiūrėkite. Na, iš ties automobilio gale sėdisi kaip tikrai gerokai prabangesnėje mašinoje. Ir štai, įsliuogęs į automobilio galą, aš čia galiu įsitaisyti tikrai patogiai. Atkreipkite dėmesį, kad pėdas laisviausiai galiu pasikišti po priekinę sėdynę, koją galiu užsikelti ant kojos. Aišku, čia yra kietas pigus plastikas, tačiau štai pačios durelės yra išgaubtos, tai padidinant gale sėdintiems erdvę. Na ir pats salonas taip atrodo erdvesnis, štai yra rankenėlės. Maža to, štai čia yra atlenkiamas porankis, tiesa būtų smagu, kad būtų kažkoks dirželis jį ištraukti, nes storesnių pirštų savininkam to padaryti gali ir nepavykti. Štai yra 2 puodelių laikikliai, taip pat įsidėti kažkokį, nežinau, galbūt telefoną, galbūt dar kažką, bet dar be to, čia net yra atidaromas, štai, langelis į bagažinę, pasiekti daiktus arba kažką iškišti, jeigu vežate ilgesnius daiktus, žinoma, sėdinių atlošus galima ir nulenkti. Tai turiu mintyje, kad tokios klasės ir tokios kainos automobilyje tikrai mažiausiai tikiesi tokių dalykų. Na, štai čia už manęs tas galinis toks nuožulnus langas, jisai turi pertvarą per vidurį, žinoma, keleiviam tai mažiausia rūpi, tačiau vairuotojas, pažvelgęs į galinio vaizdo veidrodėlį, visą laiką gali pakeiksnuoti tą prastą matomumą žvelgiant atgal. Na, o sėdintiem gale čia yra tikrai erdvu šviesu ir štai yra papildomai langeliai gale. Taip pat štai čia yra ne tik USB jungtis, tačiau ir vėdinimo grotelės su pūtimo intensyvumo reguliavimu. Na, dažnai tokių grotelių japoniškose, net ir aukštesnės klasės automobiliuose nerasite net ir papildomos įrangos sąraše. Ir štai net yra puodelių laikikliai. Ir dar štai yra salono apšvietimas. Štai net 2 lemputės. Centrinis apšvietimas. Jau matau, kad man ši mašina įvertinant jos kainą tikrai patinka. Naudotus automobilius apžvalgai man suteikia Longo naudotų automobilių su garantija aikštelė. Na, o šią ar kitą mašiną jūs galite įsigyti su Luminor vartojimo paskola automobiliui. Paraiška internetu vos per kelias minutės, sprendimas dėl paskolos iškart. Luminor svetainėje patogioje skaičiuoklėje pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti ir kokia bus mėnesio įmoka. Ir dar daugiau. Iki kovo mėnesio pabaigos pateiktoms paraiškoms galioja itin patrauklus paskolos pasiūlymas. Nuoroda apačioje video aprašyme. Salonas, kaip ir priklauso Citroen, ne tik išorės išvaizda, bet ir vidus yra visiškai kitokie negu bendra platformių, tiek kalbant apie Peugeot, tiek ir to labiau apie Opel. O atsisėdus į Citroen, tu tiesiog supranti, kad tu esi Citroen automobilyje tiesioginė to žodžio prasme savo sėdimąją dalim. Nes sėdynės jie tikrai gamintojas nekart akcentavęs yra, kad sėdynėm naudoja ypatingą užpildą ir iš tikrųjų jos turi tikrai neblogą šoninį prilaikymą, tačiau jos yra ir minkštos ir kartu tikrai gerai prilaiko formą. Na, sunku paaiškinti kažkaip geriau, tačiau taip, sėdynės yra visiškai kitokios, jos atsisėdi ir jauti, kad tai yra kitokia mašina, sėdi joje kitaip. Na ir šios klasės automobilėje tikrai nesitikė pamatyti tokio dalyko, kaip štai pavyzdžiui projekcinis ekranas, kuris aišku, kadangi yra salonas nedidelis, čia iškylantis ekranėlis yra gana arti manęs, mano veido, galbūt net ir norėtųsi jį išjungti, žinoma, galima tą padaryti. Taip pat skaitmeninis skydelis priešais vairuotoją, multimedijos ekranas šiandien. Na, apie tos dalykus aš dar papasakosiu ir kaip ir Opel, taip ir Peugeot, taip ir Citroen. Tikrai milžiniška daiktadėžė, štai A4 formatas, kuris pradingsta ten kažkur toli giliai ir galima pridėti čia daugybę daiktų. Tačiau mažo to, čia yra tik tai trečdalis, tai kas yra ten prieky. Jau nekalbu apie oro pagalves, tačiau štai ištraukiama dėtuvė, kur galima įsidėti tuos pačius lapus. Na, jeigu nebūtų štai čia, šioje vietoje galima laikyti planšetinį kompiuterį, įsidedi čianais, užsidarai, na ir kam jis reikalingas,
Ogi tam, kad štai va tam planšetiniam kompiuteriu yra speciali sumontuota vieta, tiesa, reikia atskiro laikiklio, kad jis čia laikytųsi, įsistatyti tą planšetinį kompiuterį štai į šią vietą ir turėsite savo sumontuotą priešais veidą dar vieną ekraną. Štai tokie Citroen sprendimai. Čia yra nedidelė dėtuvėlė, na žinoma, visa tai yra unifikuota tiek su Peugeot, tiek su Opel automobiliais, tad ir pavarų perjungimo svirtis elektroninė, tokia mažytė, klavišais. Čia jau priekyje skirtingai nuo galo yra šiek tiek daugiau minkšto plastiko ant viršutinės dalies durelių. Taip pat ten, kur pasidedate alkūnę, iš šono durelės turi minkšto plastiko. Ir tikrai čia visko daugiau negu įprasta šios klasės automobiliuose. Štai čia dar yra ir belaidis telefono įkrovimas, dar viena net atidaroma tokia dėtuvėlė, šiek tiek daug smulkmenų įdomių. Na ir kas smagu, kad štai yra klimato kontrolės atskiras valdymas čionais, su ekranėliais mažai čia. Tiesa, atkreipiau dėmesį ant auto funkcijos, čia yra vienintelis greitis, tas garsas vėjelio gana yra stiprus. Štai yra sėdinių šildymas, viskas čia yra atskirai, klimato zonos kontrolė atskira. Taip pat yra 3 fiziniai valdikliai, tai čia yra garso reguliavimas, žinoma, tą galima daryti ant vairo. Taip pat yra štai automobilio greitųjų parinkčių nustatymai, tokios kaip pagalbinių funkcijų išjungimas, įjungimas, ženklų atpažinimas, važiavimo savo eismo juostą palaikymas. Na, čia iš tikrųjų daug tų funkcijų ir štai pagrindinio ekrano funkcija. Taip pat galima susidėlioti savo greitasias parinktis. Na, tai yra šiuolaikinis automobilis ir tikrai įpratus patogu naudotis. Štai kompiuteris yra spaudžiama čionais, rodo informaciją apie degalų sąnaudas, apie tą aš dar papasakosiu. Taip pat štai mygtuku galima pasirinkti, kokią norite, kad būtų prietaisų skydelio išvaizda. Čia yra versija su 131 arklio galios motoru ir štai čia yra svirtelės prie vairo, tai reiškia, kad šis automobilis turi automatinę 8 greičių hidraulinę transmisiją, gamino Izin ir aš jau anksčiau esu ne kartą priekaištavęs, kad sakau, jinai veikia sklandžiai, bet norėtųsi, kad jinai būtų suderinta su didesniais motorais, nes jinai atima nemažai galios, mažina automobilio dinamiką ir nieko keisto, kad modelis po 2024 metų atnaujinimo šią transmisiją pakeitė labiau šiuolaikinę automatinę 2 sankabų 6 laipsnių DSC transmisija. Tad štai toks buvo atliktas pakeitimas. Na, o čia yra įprastas hidraulinis automatas su galimybė perjungti pavaras prie vairo. Štai čia yra svirtelės. Ir, na, tikrai man labai įdomu išbandyti, kaipgi važiuoja šis automobilis, nes Citroen, nors ir nebeturi hidraulinės pakabos, tačiau turi tam tikrus gudrius sprendimus, kurie užtikrina, kad jis turėtų važiuoti tikrai labai komfortiškai. Na, vienas dalykas sėdinės, kitas tikrai su ko niekaip nesupainiosi, tai vairo pasukimo lengvumas iš tikrųjų, na, sukti vairą yra labai paprasta, viską galima daryti vienu pirštu. Vairo stiprintuvas suderintas tikrai labai lengvai, visas suderinimas yra labai minkštas, tad jeigu jūs teikiate prioritetą komfortui, tai yra pirmas dalykas, verta pagalvoti apie Citroen automobilį. Ir štai net girdžiu garso izoliacija yra tikrai labai gera, automobilis važiuoja tyliai, o vairas toksai minkštutis, bet labai tinka prie šio komfortiško važiavimo ir automobilis turi tokius ypatingus amortizatorius, kurie turi jų eigos gale hidraulinius ribotuvus, tokie kaip hidrokompensatoriai, ir jie padeda sugerti tas nereikalingas vibracijas. Aš žinau, kad jeigu prasileidi didesnį smūgį, tai tikrai ten kresteli nemažai, ten stebuklų nėra, tačiau visgi tokie amortizatoriai, na, padeda mažinti tas nereikalingas parazitinės vibracijas. Štai. Šiek tiek vietomis jaučiasi, kad vibruoja tas 3 cilindrų motoras, tačiau, na, didesnio nusiskundimų dėl to aš tikrai neturiu. Štai dar čia yra Drive Mode važiavimo režimas, galima pasirinkti Sport važiavimo režimą, na gal aš tą padarysiu išvažiavęs už miesto.
pradedama važiuoti įprastu, normal važiavimo režimu. Ir tikrai visas tas minkštumas, važiavimas, minkštas važiavimas, tačiau bent jau man jisai tikrai nėra erzinantis. Aš tikrai nemėgstu tokių išskydusių mašinų, netiksliai valdomų, tačiau apie Citroen aš to nepasakyčiau. Taip, čia apie tikslų valdymą nėra ką ir kalbėti, tačiau viskas labai dera. Minkšta pakaba, tas lengvas vairas, kažkaip viskas atitinka šio automobilio žanrą, šio automobilio, galima sakyti, netgi DNR. Iš tikrųjų, juo važiuoti man tikrai patinka. Labai sklandžiai tolygiai perjungia pavaras ir atkreipkite dėmesį, štai važiuojant 100 km/h greičiu, iš tikrųjų, tylu salone. Dabar noriu pasakyti vieną pagrindinį tą dalyką, kurį aš akcentavau prieš tai, sakydamas, kad automatinė hidraulinė transmisija 8 greičių, jinai atima nemažai galios, žinoma, šiam nedideliam ir gana lengvam automobiliui taip nesijaučia. Štai gali bėgėtis tikrai labai dinamiškai, tačiau, to pusė kita, štai buvo ties 10 000 baigė skaičiavimą kilometražas ir matau vidutinės sąnaudos 8,4 litro 100 km. Vidutinis greitis 52 km/h, reiškia, buvo nemažai važiuojama už miesto, tačiau, kai žinai, kad čia yra 1,2 litro 3 cilindrų motoras ir matai 8,4 litro 100 km degalų sąnaudas, tikrai jos yra didokos, norėtųsi su tokio darbinio turio motoru matyti, kad tos sąnaudos būtų maždaug 2 litrais mažesnės. Tai štai čia yra tas kompromisas šios automatinės transmisijos, kuris šiaip jau tikrai veikia labai sklandžiai ir dėl to aš nesistebiu, kad modelio atnaujinimo metu ta transmisija buvo pakeista į 2 sankabų greičių dėžę tam, kad sąnaudos būtų mažesnės, kažkiek pagerėtų ir dinamika, visi tie dalykai yra susiję, tad nors važiuoti ir patogu, tačiau visgi tokia automatinė transmisija tikrai gerokai padidina degalų sąnaudas. Man vėl tai automobilis, kuris tapo tikrai labai maloniu atradimu ir galiu sakyti, kad jis turi tikrai unikalių savybių, nors ir būdamas bendraplatformis su Peugeot, su Opel, ten daugybė modelių yra pagamintų naudojant šios modulinės MP konstrukcijos sprendimus, tačiau, Citroen yra Citroen ir kaip nebūtų keista, nors mėgstu tokius sportiškesnius, labiau dinamiškus automobilius, tačiau čia visos tos savybės man tai puikiai dera, tiek automobilio išvaizdos, kalbant apie išorę, tiek apie saloną, tiek apie tikrai gudrius, sumanius sprendimus, didinančius ergonomikos patogumą, tiek ir tokius išmanius dalykus, kaip štai įsidėti planšetinį kompiuterį, taip pat kitą vietą, kur jį įtvirtinti. Taip pat, kaip atrodo šie ekranai, vienintelis galbūt štai šitas projekcinis ekranas, kurį aš išjungčiau, tokią galimybę turiu, nes tas ekranėlis yra tikrai labai arti, tačiau visa kita man labai patiko. Patiko, kaip jis važiuoja, patiko jo tyla, patiko amortizacija, patiko, kai veikia komfortiška vairo sistema. Vienintelis, ko aš norėčiau ir tikriausiai dėl to rinkčiausi modelį po atnaujinimo, kad jis turėtų 2 sankabų transmisiją, o ne šį hidraulinį automatą, nes dabar matant 8,4 litro 100 km ir tikrai nevažinėjant spūstyse, akivaizdu, kad jeigu aš daug stovinėčiau mieste, tai tikriausiai tos sąnaudos būtų ir dar didesnės, tad manau, tokio dydžio varikliui tai yra gerokai per daug ir tai galima kaltinti tik būtent štai šią automatinę hidraulinę transmisiją, kuri iš esmės yra pritaikyta didesnio darbinio turio motoram ir su mažais varikliukais jį tiesiog nedera. Visa kita – fantastika. Tikrai labai išgiriau šį automobilį, tikrai nemėgstu per daug girti mašinų, nes tada sako, jau čia jam tai labai patiko. Ne apie tai čia. Čia yra apie tai, ką mes gauname už mokamą kainą. Ir vien jau nauji Citroen C4 dabar kainuoja nuo 23 000 eurų, vėlgi tai yra labai įperkama kaina. Aišku, čia yra gera Shine komplektacija su atgalinės eigos kamera ir
kitais papildomais dalykais. Žinoma, galima pasirinkti pagal save tą automobilį ir jo komplektaciją, kalbant naują. Na, o naudota mašina, štai ši yra nuvažiavusi vos 56 tūkstančius kilometrų ir jos kaina yra 17 tūkstančių eurų. Tai aš manau, tai yra tikrai labai geras variantas ir nieko panašaus nerasite, jeigu ieškosite iš Toyota ar Volkswagen markių automobilių. Tad, na, tikrai ši kaina atrodo labai patraukli, maža rida, tikrai dinamiškas motoras, tikrai automobilis yra šiuolaikinis, pažangus, važiuoja komfortiškai. Na ir žinoma, vienintelis dalykas, ko dar papildomai norisi, kad tas automobilis būtų patikimas, kad jis negestų, kad jis nereikalautų papildomų didesnių nei reguliarių išlaidų. Jeigu kalbėti apie smulkmenas, tai elektronika, multimedijos sistema čia tikrai nėra nieko ypatingo ir tai yra tikrai nesudėtingai sutvarkoma, tačiau yra pagrindiniai mazgai, tai yra motorai ir aš pradėsiu galbūt nuo turbodizelinių 1,5 litro HDI motorų, kurie turi grandines ir kurias rekomenduojama keisti kas 100 tūkstančių kilometrų ir taip pat turbodizeliniam varikliam, kai visada turbinos, purkštukai, AdBlue sistema, visi tie dalykai su laiku reikalauja papildomos priežiūros palyginti su turbobenzininiais motorais. Turbobenzininiai PureTech motorai tai yra gana lepus 3 cilindrų 1,2 litro varikliai, kurie reikalauja priežiūros, tačiau jeigu jie prižiūrimi, gali tarnauti tikrai ilgai. Tai pirmas dalykas, kad gamintojas numato šių variklių skirstomojo dirželio keitimą kas 100 tūkstančių kilometrų, o geriausia specialistai siūlo tą daryti kas 60 tūkstančių kilometrų, dėl to, kad skirstomasis dirželis yra alyvoje, jisai dyla, ypatingai jeigu važinėja trumpais atstumais arba važinėjate daug žiemą, to dirželio resursas mažėja, tad būtent dirželio keitimas yra labai svarbus dalykas šiam motorui. Taip pat šiam varikliui alyva keičiama kas 10 tūkstančių kilometrų, tad jeigu važiuojate daugiau, reiškia, kad jūs keisite alyvą gal net dažniau nei kartą per metus. Na, o visa kita tai yra tikrai labai smagus ir šaunus automobilis už įperkamą kainą, kurį galiu drąsiai rekomenduoti, ypatingai tiem, kas vertina važiavimo komfortą, nori nedaug sumokėti už naudotą mašiną, gauti gerą egzempliorių. Gedimų sąrašas tikrai nėra didelis, yra kelios kritinės vietos, į kurias būtina atkreipti dėmesį ir tada džiaugsitės tikrai komfortišką ir išskirtinę mašiną. Na, o šią ar bet kurią kitą mašiną jūs galite įsigyti su Luminor vartojimo paskola automobiliui. Paraiška internetu vos per kelias minutės, sprendimas dėl paskolos iškart. Luminor svetainėje patogioje skaičiuoklėje pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti ir kokia bus mėnesio įmoka. Ir dar daugiau. Iki kovo mėnesio pabaigos pateiktoms paraiškoms galioja itin patrauklus paskolos pasiūlymas. Daugiau nuoroda vaizdo aprašyme.